per alkūnę teka vanduo, štai iš šitos vietos, tai ją galima šiek tiek paviršti. Kad ją paviršti, reikia užsukti vandenį į sistemą, kad vanduo nebėgtų į sistemą, tai yra įvadinis kranelis. Tuoj parodysiu, kaip jisai atrodo. Jis yra užsukamas ir atsukamas taip, užsukama, kad netekėtų į sistemą ir atsukam kranelį, taip pat užsukam bakelį, tuoj bakelį parodysiu. Jeigu toks bakelis yra, užsukam irgi kraniuką iš bakelio, kad nebėgtų vanduo ir tada iš kranelio šaltą vandens, taip pat pademonstruosiu štai čia. Atsukam rankenėlę, kad nubėgtų vanduo iš pačio kraniuko, kad nebūtų spaudimo sistemoje. Tai nuleidus šiek tiek vandens, slėgis sumažėja sistemų, galima atjunginėti. Tai šitoj vietoj mes išėmam adapterį, įspaudžiam į vidų žarnelę, štai taip, ir šiek tiek paveržiam šitą alkūnėlę stipriau, jeigu trūksta. Galima naudoti raktą tam tikrą, bet kokį turim šalimais ir pasukus štai čia neturėtų bėgti. Jeigu vis tiek bėga per šitą vietą, tada jau yra sudėtingiau, reikia turėti teflono, tada jau arba reikia specialistų. Tai dabar įkišam atgal. Ir paleidžiam, atsukam į vadinį kranelį. Taip, čia šitoj padėtyje yra atsukta. Atsukam bakelį ir galim naudoti sistemą sutvarkytą.